Power Hit Radio. Šokių muzikos hitai numeris 1. Kągi, grįžtame į rubriką Kas naujo. Šiandien aš turiu svečių rubrikoje Kas naujo ir pas mane šiandien svečiuojasi pats Leonas Somovas. Labas. Žiūrėk, turiu tau labai paprastą klausimą, kadangi esi tikrai žinomas, pripažintas, klausomas ir man visada yra įdomu, kas įkvepia žmogų kurti ir kas tave konkrečiai įkvepia kurti? Aš nežinau, gal man atrodo kaip ir daugelį, mane asmeniškai labai patinka kelionės, keliauju, įspūdžiai, nauji žmonės, fotografuoju, tokie dalykai neįkvepia. Mėgstu vaikščioti dabar po miestą, labai daug vaikštų, stengiuosi mašiną nevažinėti ir vaikštai sutinki žmonių, kur senai nematėjai ir panašiai, kažkaip tai susideda ir jo, įkvepia. Oras labai įkvepia. Pagauni jausmą kažkokį tai, ar ne? Jo, ir dabar vasara labai gerai, mes visai naujos pakraipos darom dalykus, labai gerai vasara, taip pozityviai veikia labai. Oras įkvepia tikrai irgi. Labai gerai. Gerai, kadangi rubrika yra Kas naujo, tai dabar tu papasakok. Kas naujo? Naujo bus labai daug. Mes su Juste įrašinėjom naują albumą ir visiškai kitokios stilistikos nei mūsų buvo visi įpratę girdėti. Daug linksmesnė muzika, ieškojom, kaip mes galėtumėm tai pakeisti, naujų dalykų. Beieškodami tų naujų dalykų atsigrėžėm į praeitį 80 metus ir maždaug labai susirgom tuo synth-popu, tokių new wave-ų. Ir visa mūsų muzika turi labai daug to tokio atspalvio iš to laikmečio, 80-mečio. Kada galime tikėtis naujų kūrinių? Šį penktadienį ateikit, grosim Diamond Night, Deimantinė naktis, Green Hall yra tokia vieta, šalia upės. Ten grosim kūrinių, kur tikrai niekur, nei per jokią radiją stotį, niekas niekur negirdėjo. Žodžiu, atliksim naujus kūrinius, kurie bus mūsų ateinančiam albume. Super. Primink dar kartą, kada renginys? Šį penktadienį Green Hall'e, Diamond Night. Supratau, būtinai būsim. Ir žiūrėk, jeigu ką, tai mes tave pakviesim ir į Power Hit Radio. Jo, labai smagu čia. Pirmą kartą susisu, labai jaukiai. Parodys ir mums savo naują kūrybą. Jo, būtinai. Super, ačiū tau labai. Ačiū jums. Iki. Čiau.